2026 m. balandis Ukrainoje. Drono operatoriai paskelbė vaizdus, kuriuose matyti, kaip prieš Rusiją naudojamas naujas ginklas. Vaizdo įraše matyti, kaip rusiškas sunkvežimis sunaikinamas vos per kelias sekundės. Kitose vaizduose matyti judanti artilerijos pabukla, kuri sunaikinama, ir tankas virstantis ugnies kamuoliu. Tačiau dronas, kurį matote šiuose vaizduose, nėra paprastas dronas. Jis toliau atakuoja, net jei nutrūksta ryšys su operatoriumi. Jis gali pats atpažinti taikinius ir yra atnaujinamas nuotoliniu būdu naujomis taktikomis, lygiai taip pat kaip jūsų mobilusis telefonas. Jis kainuoja 62 000 eurų, tiek kiek nebrangus automobilis, ir naikina rusišką karinę techniką, kuri kainuoja milijonus. Tačiau keisčiausia detalė nėra nė viena iš jų. Šį droną sukūrė šalis, kuri prieš kelerius metus turėjo žlugusią kariuomenę, kur kareiviai treniravosi su šluotų kotais vietoje šautuvų. Šiandien ta pati šalis eksportuoja į Ukrainą tokio tipo ginklus, kokius pasaulis iki šiol matė tik filmuose. Šis dronas vadinasi HXDU. Jis sveria vos 12 kg. Jį gali nešti vienas karys. Jis skrenda 220 km/h greičiau nei daugelis automobilių gali važiuoti. Jis turi X formos sparnus, kurie leidžia atlikti agresyvias manevras vos per kelias sekundės. Jis gali skristi spiečiumi, kai vienas operatorius valdo kelis dronus vienu metu. Kiekvienas jų siekia skirtingo taikinio. Ir jis sukurtas atlikti vieną vienintelį dalyką – susprogdinti save kartu su taikiniu. Vokiečių įmonė, kuri jį gamina, vadinasi Helsing. Pirmas dalykas, kuris patraukė dėmesį, kaip Ukraina naudoja HXDU, yra tai, kur jis naudojamas. Jis nenaudojamas fronte ar tiesioginėje kovos linijoje, o 10 kilometrų už jos. Rajonuose, kuriuos per visą karą rusai laikė saugiais. Pirmieji pranešimai apie atakas pasirodė 2026 m. kovo mėnesį rusiškuose kariniuose Telegram kanaluose. Žinutėse, kuriuose maišėsi sumišimas ir panika. Tankų remonto komandos buvo atakuojamos ten, kur turėjo būti užnugaris. Tiekimo sunkvežimiai dingdavo keliuose, kurie niekada nebuvo tapę taikiniu. Mobiliosios patrankos sprogdavo judėdamos teritorijose, kurios daugelį metų buvo laikytos neliečiamomis. Tai, kas pataikė, buvo HXDU, ir tai, ką jis darė, buvo negirdėta. Pulti logistiką, o ne kovotoją. Nutraukti tiekimą, o ne pralaužti frontą. Bet kuriame ankstesnėme kare tokiai misijai reikėdavo brangių raketų, kaip amerikietiškas HIMARS, arba lėktuvų su sudėtinga ginkluote. Ukrainoje tai daroma dronais, kurie telpa vieno kareivio rankose. Ir kainuoja tiek, kiek paprastas automobilis. Iki HXDU atvykimo Ukraina iš esmės turėjo 3 pasirinkimus. Norint pataikyti į taikinius už priešo linijų, giliai rusų kontroliuojamoje teritorijoje. Pirmieji buvo JAV tiekiamos HIMARS raketos. Tai yra raketų paleidimo sistema, montuota ant sunkvežimių. Kiekviena raketa kainuoja apie $150 000. O ir šaudmenys priklauso nuo to, ar Jungtinės valstijos atsiųs daugiau. 2025 metais siuntos smarkiai sumažėjo. Ukrainos kariai fronte pradėjo pranešinėti, kad beveik nebegirdi HIMARS paleidžiamų šūdų garsų. Antrasis variantas buvo sparnuotosios raketos Storm Shadow. Jas tiekia Jungtinė karalystė ir Prancūzija. Tai yra didelio nuotolio raketos, paleidžiamos iš naikintuvų. Kiekvienas kainuoja beveik $2 milijonus. Ir kad būtų paleistos, reikia šiuolaikinio naikintuvo ore. O Ukraina turi nedaug tokių naikintuvų. Trečiasis variantas buvo ukrainietiški pirmojo asmens vaizdo dronai. Masinės gamybos pačioje šalyje. Tai yra maži dronai, valdomi žmogaus, žiūrinčio į ekraną realiu laiku, kaip kompiuterinėme žaidime. Jie yra pigus, bet turi trumpą veikimo nuotolį. Paprastai mažiau nei 20 km. Ir šis nuolatinis ryšys tarp drono ir operatoriaus yra pažeidžiamas Rusijos elektroniniai kovai. HXDU nėra nė vienas iš jų. Ir tuo pačiu metu jis sujungia geriausias visų 3 savybes.
Jis turi sparnuotusios raketos nuotolį. 100 km. Jis gaminamas masiškai, kaip ir šie maži pirmojo asmens vaizdo dronai. Ir kainuoja 62 000 eurų. Ir dar turi dirbtinį intelektą. Pirmą kartą Ukraina turi ginklą, kuris sujungia nuotolį, autonomiją ir masinę gamybą. Rusai neturi atitikmens. Jų dronas Lancet iš išorės labai panašus į HXDU. Tas pats svoris, tas pats siluetas. Tačiau jis skrenda perpus mažesnį atstumą, labiau priklauso nuo žmogaus operatoriaus ir gaminamas tokiu kiekiu, jis net neprilygsta tam, ką Helsing gamina Vokietijoje. Ir svarbiausia detalė. Norint sunaikinti rusišką tanką, kuris kainuoja $4 milijonus, Ukraina dabar turi išleisti tik 62 000. Karo matematika apsivertė. Ir dabar ji palanki Ukrainai. Įmonė, kuri stovi už HXDU, gyvuoja dar ne 5 metų, įkurta 2021 metais Münchene. Šiandien jos vertė siekia 12 milijardų eurų. Tai vertingiausias gynybos startuolis Europoje. Tačiau labiausiai stebina tai, kas už viską moka. Helsing valdybos pirmininkas yra Danielis Ekas. Spotify įkūrėjas. Didžiausia muzikos platforma pasaulyje. Kiekvienas bet kurios dainos perklausimas bet kur pasaulyje. Papildo asmeninį ekoturtą, o Ekas nukreipė šį turtą dronų gamybai. Su dirbtiniu intelektu. Kai muzikantai tai sužinojo, 2025 metais prasidėjo boikotai. Tokios grupės kaip Massive Attack pašalino visą savo diskografiją iš platformos. Kitos grupės pasekė jų pavyzdžių. Netrukus po to Danielis Ekas nustojo vadovauti Spotify'u. Tačiau jis liko įmonėje. Užėmė kuklesnės pareigas. Ir toliau vadovavo Helsing. Įmonė, kuri gamina dronus. Tačiau Helsing ne visada buvo sėkminga. 2026 m. sausį įmonė išgyveno savo sunkiausią laikotarpį. Sausio 19 dieną Bloomberg paskelbė triuškinantį straipsnį. Cituodama Vokietijos karinius dokumentus ir anoniminius šaltinius Ukrainos gynybos ministerijoje. Straipsnėje buvo teigiama, kad HXDU nesėkmingai pasirodė lauko bandymuose. Daugelis dronų net nepakildavo. Kiti atvykdavo į Ukrainą be pažadėtų dirbtinio intelekto komponentų. O tie, kurie sugebėdavo pakilti, prarasdavo ryšį su operatoriais, kai rusai blokuodavo signalą. Reakcija buvo momentinė. Ukraina sustabdė naujus užsakymus. Dronas, kuris turėjo būti pažangiausias Europos ginklas prieš Rusiją. Atrodė, kad jis žlugo, dar net nepradėjęs veikti. Helsing paneigė kaltinimus. Tačiau atrodė, kad niekas neklausė. Ir tada per 60 dienų įvyko kažkas neregėto gynybos įmonių istorijoje. Inžinieriai Münchene paėmė iš Ukrainos fronto atsiųstas gedimo ataskaitas. Atnaujino drono programinę įrangą. Pridėjo išorinės antenas, atsparesnės signalo trikdymui. Ir viską išsiuntė jau dislokuotiems dronams nuotoliniu būdu, vienu atnaujinimu. Kovo viduryje, praėjus 60 dienų po Bloomberg reportažo, pirmieji pranešimai apie atakas pasirodė rusiškuose kanaluose. Nuotraukos su nuolaužomis, kurios buvo platinamos, rodė, kad dronas buvo pasikeitęs. Didesnės išorinės antenos. Nauji komponentai. HXDU buvo sugrįžęs. Ir jis veikia. Ir būtent čia šiuolaikinis karas pasikeitė OFAM laikui. Kodėl? Šis prisitaikymo greitis. Tai yra kažkas, ko Rusijos karinė pramonė tiesiog nesugeba padaryti. Pastebėti problemą mūšio lauke, išspręsti tą problemą. Ir per 60 dienų orų išsiųsti pataisymą 1000 dronų. Rusijoje tai užtruktų metus. Rusijos ginklai gaminami lėtose gamybos linijose. Jie priklauso nuo vakarietiškų elektroninių komponentų, kuriuos reikia kontrabandą gabenti. Ir jų modifikavimas užtrunka metus. Dronas Lancet, kurį šiandien numuša Ukraina, nuo 2022 metų vystėsi lėtai ir palaipsniui. HXDU keičiasi per kelis mėnesius. Rusija pralaimi karą, nors dar nesuprato, kad jį pralaimi. Nefront Programinėje įrangoje. Ir HXDU yra tik pradžia.
Kai Helsing pradėjo gaminti dronus 2025 metais, jie gamino 450 vienetų per mėnesį, šiandien 1000. Ir iki 2026 metų pabaigos įmonė žada gaminti 2500 vienetų per mėnesį. 84 dronai per dieną. Vienoje gamykloje pietų Vokietijoje. Kitos gamyklos yra statomos. Ukraina jau užsakė 6000 vienetų. Ilgalaikis Helsing tikslas – pagaminti 200 000 tokių dronų. Pasak kūrėjų, toks skaičius būtų pakankamas vien tik sustabdyti Rusijos invaziją į visą Europą. Kai Putinas 2022 metais įsiveržė į Ukrainą, jis tikėjo, kad Europa neturi atsako. Kad vakarai buvo silpni. Kad vokiečiai buvo pernelyg pacifistiški, kad sureaguotų. Iš dalies jis buvo teisus. Tačiau Putinas vieno dalyko nesuprato. Įsiverždamas į Ukrainą, jis pažadino ne tik Europos gynybos pramonę. Jis dešimtmečiais paspartino visiškai naują tipo ginklo kūrimą. Autonominiai dronai su dirbtiniu intelektu gaminami masiškai, atnaujinami nuotoliniu būdu. Dalykai, kurie bet kuriame kitame istorinėme kontekste būtų užtrukę 20 metų, kol pasiektų mūšio lauką, šiandien jie pasirodo per kelis mėnesius. Ir rezultatas yra tas, kad 2026 metų gegužę Rusija susiduria būtent su tokio tipo ginklu, kurio ji negali pagaminti, negali perimti ir negali išvengti. Europa nebesigina nuo Putino su senais tankais ir amerikietiškais šaudmenimis, kurie gali atkeliauti, o galim ir neatkeliauti. Ji ginasi su kažkuo, ką pati sukūrė, kažkuo, ką ji tobulins kiekvieną mėnesį. Ir priešingai nei bet koks rusiškas ginklas, tai bus galima panaudoti kitame kare. Ir dar kitam karui po šio. 2022 metais vokiečių kariai treniravosi su šluotų kotais. 2026 metais rusų kariai žūsta nuo vokiško drono, kuris pats nusprendžia, kur pulti. Tiesa ta, kad Vokietija pabudo ne tik šiam karui. Ji pabudo visiems būsimiems karams. O ką tu manai apie tai? Ar manai, kad teisinga, jog dirbtinio intelekto valdomos mašinos pačios nuspręstų, kur pulti? Arba galbūt tai yra riba, kurios niekada nereikėjo peržengti? Palikite savo nuomonę komentaruose. Jei šis vaizdo įrašas padėjo jums suprasti, kas vyksta dabartinėme kare, užsiprenumeruokite kanalą ir pasidalykite su tais, kuriems jūsų manymu tai būtų įdomu. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito vaizdo įrašo.